Taigi tik aplink. Labadiena, mėly ukmergiečiai. Turim tokią mintį pradėti laidą "O man nedzin". Ta prasme, kad mum miestelėnam daug klausimų, kuriuos norim spręsti ir pasakyti, kad eilę metų kai kurie klausimai nesisprendėm. Šiandien mūsų pirmasis toks reportažas. Aš nebežinau kiek jau, 20 gal daugiau metų, kai ukmergiečiai pavojingom sąlygom turi, rizikuodami savo gyvybę, kasdien po keletą kartų praeiti pro šią labai pavojingą, kaip matot, tiek kelią, tiek ir vadinamąją tą arką. Ir matot, neįsivaizduoju, čia turbūt, kai lietus lyja, turbūt plaukti reikia, o kai sausa, ar kas šiandien gali tokioj kiaurymėj kažkur eiti. Ir sutinkam keli mūsų miestelėnus, kurie kasdien praktiškai praeina po kelis kartus pro šią pavojingą arką. Jo, vieni sako grius, ir kalbinam mūsų miestelėną, mūsų Vacę. Jūs ką norit pasakyti, kaip jum čia sekasi vaikščioti? Labai prastai. Einu kiekvieną dieną per dieną kelius kartus. Visad bijok ant gatvės išeiti mašiną, nepertrenktų per čia, bijok eiti, kad neužgriūtų, nes visur baisu. Arba vanduo stovi, per vandenį bristi reikia. Va, ko nepakalbinkit. O dabar jau kreipiamės į mūsų miesto rajono valdžią. Avarijų buvo daug. Nelaimingų atsitikimų, mirtinų atsitikimų dar nebuvo. Ir gal su ponia Vace tada mes, kaip ar lažybas, ar su visais miestelėnais, lažybas gal kertam, kada valdžia mūsų sutvarkys šitą atkarpą, kad jinai būtų nepavojinga, ar kai atsitiks nelaimė su nelaimingu atsitikimu ir kaip čia, žiauriai sakau, nes jie reaguoja tik tada, kai jau nelaimingas atsitikimas ir kai jau būna mirtinas atvejis. Ir nuo kiek maždaug jūs skaitytumėte? Taip ir bus. Tai kaip atsitiks nelaimė, tada gal sutvarkys. O kaip jūs skaitot mūsų valdžiai, surambėjusiai valdžiai, kiek reikėtų čia lavonų, kad žūtų, ar kaip Turkija 10, 20 ar 30, ar užteks 1, 2? Aš neįsivaizduoju. Gal jau čia per daug, gal užteks 1 porą lavonų jau sutvarkys. Jo. Sakot, porą lavonų, tai gal tada jau jie pradės judėti. Pradės judėti. Aišku, čia mūsų be galo juodas humoras, bet mes kitaip kreiptis į mūsų valdžios vyrus jau neberandam. Todėl ir mūsų laida vadinasi "O man nedzin". Aš nenoriu, kad šiandieną nors vienas ukmergietis čia paliktų savo, nutrūktų jam gyvybės siūlą. Čia labai baisu. Eini visur, apsidairiai, ar negrūna niekas, tada bandai eiti. Jo. Tai ką, ačiū jum labai ir ką jum linkim. Neduok Dieve, jūs tik tai nebūkit tas, kuris priversit valdžią sutvarkyti šitą. Tai ką daryti, kad jeigu visi reikalauja, už tai būtų dar perėjimas čia. Tai prieėjai iki to vietos, perėjai kiton pusėn, apėjai, o dabargi neįsi per gatvę. Ne per perėjimą. Tai ačiū labai jums. Tai ką, iki sekančių laidų tada.